90-mečio pradžia, man truputį virš 20, įstaigos budėtojas pakviečia priimti skundą iš pareiškėjos. Matau drebančią, sušalusią 16-metę, kuri atėjo pranešti apie plėšimą, nes nusikaltėliai iš jos atėmė močiutės dovanotus auksinius auskarus. Pakylu į 3. aukštą, į savo darbinį kabinetą, įsidedu popierių į tuo metu dar pusiau automatizuotą spausdinimo mašinėlę, pradedu priiminėti pareiškėjo skundą dėl plėšimo, pasiūlau arbatos, ankstyvas rytas, pasiūlau drabužį savo, kad nedrebėtų. Ir mūsų pokalbis pasibaigia tuo, kad aš paimu pareiškėją už rankos ir nueinu į prokuratūrą, o tolesnė eiga buvo į kaltinamųjų suolą atsisėdo 9 asmenys, kurie mergaitę atvažiavusią pas močiutę, atėjusią į miesto renginį, kankino, niekino, seksualiai prievartavo, žagino. Tuo metu galiojo viena norma – išžaginimas, ir už šį žiaurų nusikaltimą 9 asmenys buvo pasiųsti ilgiem metam į pataisos namus. Ir įrodinėjant, tada nereikėjo daryti akistatų, kvalifikuoti tinkamai, ar tai seksualinis prievartavimas ar išžaginimas, nereikėjo atskirti įsiskverbimo būdo, tiesiog reikėjo įrodyti, kad smurtas buvo panaudotas, prievarta buvo panaudota, tačiau gynėjai šioje byloje bandė įrodinėti, kad 6 naudojo prievartą, o 2 nebuvo jokios prievartos. Jinai nebesipriešino. Ačiū prokurorė Rimai, kuri buvo principinga, ryžtinga ir iki galo. Su šita byla nuėjo į teismą ir buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Vėlgi ruošdamasis prisiminiau kitą bylą, jau pagal naują reglamentavimą po 2003 metų, todėl aš didelį dėmesį skyriau šitam veikų sujungimui, kadangi kai reikia kvalifikuoti veiką, o vienos veikos metu gali būti ir išžaginimas, ir seksualinis prievartavimas, ir tada pagrindinis dėmesys tyrime yra nukreipiamas į tinkamą kvalifikavimą. Ir iš esmės ieškoma smurto požymių, ir akistatos, kiti dalykai, ir tai yra viskas ant aukos pečių. Dėl to aš pasisakau už sujungimą, nes atskirimas 2002 metais darbo grupėje gimė dėl kompromiso. Nes vienas iš darbo grupės narių pasiūlė seksualinę prievartą išskirti ir pirminėme etape numatyti baudžiamąją atsakomybę iki 3 metų, ir siekdami kompromisą darbo grupės nariai sutiko tą padaryti. Mes turime sujungti ir tai iš tikrųjų nuims papildomą krūvį įrodinėjant nusikalstamą veiką, kadangi dabar pagrindinis dėmesys tinkamai kvalifikuoti, pasirinkti vyraujančią veiką ir pamirštama, kad pagrindinis elementas tai ar buvo sutikimas. Ir jeigu dar kažkas šiandien galvoja, kad sutikimas tai kažkokia rašytinė forma, kažkas tai tokio, reikės suprasti ir reikės išmokti suprasti, kas yra sutikimas. Susitikimas yra visų pirma pagarba kitam žmogui, kito žmogaus apsisprendimo laisvei ir galų gale pagarba pačiam savo.